sakyčiau, fekalijų kvapas sklinda nuo vandens ir kadangi čia yra mūsų pagrindinė upė, kuri įteka į miestą. Netgi pavadinimas miesto kilęs nuo šitos. Taip, bandysime šiandien turbūt iki galo išsiaiškinti, kame yra problema ir kas ten yra negerieji žmonės, kurie, kaip sakyti, iš savo namų išpila tas visas srutas, visas išmetas, visas fekalijas. Tai mes bandysime šiandien tikrai su Rimante kartu iki galo išsiaiškinti, kas yra tie negerieji žmonės ir mes juos nubausim. Aš dabar noriu paimti mėginį to vandens, kuris teka per mūsų miestą. Aš tave palaikysiu. Ką kalbėti? Čia netgi dabar jau matosi, kelk mane. Taip. Čia tai yra, kas įteka į miestą ir kuom mes kvėpuojam. Taip, ir mes dabar pamėginsime išlankstyti, prašau palaikyk Rimante, pamėginsiu išlankstyti laivelį ir pasižiūrėsime, kur yra šitų srutų, išmatų ir fekalijų židinys. Jisai pradžioje užuodžia tas vadinamas fekalijas ir ekskrementus ir jisai dabar puls ieškoti židinio. Mes dabar sekime paskui jį ir jisai mus atves pas tuos tikruosius pažeidėjus. Eikime, Rimante. Jis mus tikrai to jau nuves pas tą šeimininką, kuris drįsta šitaip teršti Vilnelės vandenį. Va, viduj vamzdis, matai upelyje. Kaip tik mūsų laivelis parodė tą vamzdį, kuris yra paslėptas giliai po vandeniu ir kuris apsimetęs kriokliu formuoja šūdų ištekėjimą į upelį. Ir mes tučtuojau patikrinsim tą vamzdį ir bandysime surasti, kur veda, prie kokio namo šitas vamzdis. Gerai, Rimante, neužsivesk. Aš užsivežiau, nes man nervai nelaiko, kai aš matau tokius šiukšlynus Vilniaus centre ir upelis, kuris taip smirda, kad man ir galva susisuko, man sukilo spaudimas. Gerai, Rimante, viskas tvarkoja, dabar užeinam pas Audrių Bružą ir išsiaiškinsim, kodėl jis tai daro, nubausim jį ir pirmyn. Aš jį užmušiu. Nu, baig. Labadiena, Audriau. Labadiena, mes esam gamtos patruliai. Labadiena, ar galim sutrukdyti? Žiūrėkit, ar žinote, kas čia yra? Gerai, aš jums iš karto pasakau, čia yra zondinis laivelis, mes jį įleidome Vilnelę ir jisai atplukdė šūdinų keliu iki jūsų kanalizacijos. Iki jūsų vietinės kanalizacijos, kuri priklauso jūsų namo ir jūsų visos fekalijos išeina į šitą vietinę kanalizaciją, kurią nuleidžiamas, jos visos yra į Vilnelės upę ir jūs nuodėte... Dabar pasanai, aš jums pasakysiu, gerai, paklausykit manęs. Aš tau pasakysiu savo šūdinų laiveliu, tai aš tai sugrūsiu į vieną vietą, vaikinė. Jūs neveikite, aš esu jūrų pėdsako kapitonas, supratot? Jūs pavostikite tą... Ir mane čia persakot, yra žema. Manęs laukia krašto apsaugos ministerijos susirinkimas. Mes norime tik tai išsiaiškinti, mūsų laida nori išsiaiškinti, kodėl jūs savo kanalizaciją paleidot į Vilnelės upę. Sustokit, Audriau! Audriau! Nebėkit, Audriau, pakelkit, prašau! Audriau, žiūrėk, nesakyti mums į klausimą! Štai, Audriau, štai, matom. Audriau, sakykit, Audriau. Norėjom jūsų pasiklausti apie tą išmatų vamzdį. Sakykit, kaip jūs, ką galit pasakyti, kaip pasiteisint? Pažiūrėkite, koks vanduo. Jūs pasižiūrėkit, čia iš jūsų kanalizacijos vanduo. Taip, iš jūsų kanalizacijos vanduo. Štai va tokiam vandenį. Kodėl jūs bėgate nuo mūsų? Sėdam, Rimante, sėdam. Mes esam atkaklus ir aš jums, gerbiami žiūrovai, galiu pasakyti ir tau, Rimante, kad mes šito šūdo, mes jo taip nepaliksim. Va, bėga. Prašau. Nu ką, Audriau? Prašau pasiaiškinti. Pats ateinate apsipirkti ekologišką parduotuvę, ar ne? O kad srutas savo pilate į Vilnelę? Jums nusispjauti, ar ne? Kitų sveikata jums nusispjauti. O savo sveikata jums rūpi, taip? Jūs neslėk vagėt, jaučiu, kad vagėt. Neparduokit jam nieko. Jis teršia Vilnelę. Prašau pasiaiškinkit, Audriau, kodėl? Audriau! Jūs net nepabėgsit! Audriau! Eikit, nuo mašinos pasakiau. Atidarykit, Audriau, tai kas, jeigu ne jūs atsakys už tos šūdus, ką? Audriau! Palauk! Aš klausiu, kas yra? Durys! Lygiuot! Baigti čia vaidinti, man vieną dieną ar nebaigsi? Mes nieko nevaidiname, mes norim įsiaiškinti teisybę ir mes to taip nepaliksime, zondinis laivelis atvedė... Aš pasakiau aiškiai, aš turiu ginklą! Aš turiu legalų ginklą! Nenorėkit, kad įsitraukčiau! Viskas! Čia reikia, kad mūsų akis dreskot, ką mes negalim įsiaiškinti? Jūs suprantate, kas yra sargos kapitonas? Suprantat ar ne? Kas toks?
Kas yra sargos kapitonas? Kas yra karininkas Lietuvoje? Jūs galvojate- Jūs suprantate ar ne? Nu, bet tai jūs Kapitonas- Jūs suprantate šiai dienai, kas yra? suprantat, bet tai... Suprantat lygios? Bet jūs savo fekalijas Mes dėl šūdų klausim, dėl šūdų. Kas atsakingas už tos šūdus? Jūs juodinat, mus jūs tikrai jau vartate nuo mūsų paskruks. Pacanas, dabar mes paklausai. Palaikyk. Klausyk, vaikinė. Tu nori kelti mariačkų, ką? Ką? Vaikit. Ką, nori uždužimą darau? Nori mariačkį uždužimą, ką? Viskas nufilmuota. Kur aš noriu dešim ką? Kas nufilmuota? Tu aš paskambinsiu, Jūs nesinervuokit. greitai čia atvažiuosiu sutvarkys tas visas filmavimus. Jūs Atiduok nesinervuokit. kompiuterį. Nesinervuokit. Kur nori ten šikų, kas čia yra dabar? Kas čia per vaikų darželis O kažkoks? kas Jūs atsakys negalite už... šikti, kur jūs norite. Jūs man neaiškinkit, kur aš galiu šikti. Jūs šikate Aš čia kur triešiu, supratai? O tu šiki ir šveiži, supranti? Jūs ant Vilniaus šikate. Tu šneki ir šiki man į veidą. O aš šiku ir triešiu. Savo Lietuvą, savo tėvynę, kurioje tarnauju ir gyvenu. Ir dabar to laivų baigianas tik vaikinė. Jūs Nes aš tau mariakinį parodysiu. Jūs galvojat, ponia Audriau, kad mes jūs taip paliksime ramybėje? Pralaksite visą dieną paskos? Ar jūs suprantat, kad jūs teršiate gamtą? Kiek galima to paties klausinėti, kodėl jūs bėgiojat nuo mūsų? Ko tu tyli, sakyk kažką? Atsakykite, prašau, tai ką darysim su tais šūdais? Užeikit, pasikalbėsim, išgersim arbatą, aš ne... Bet jūs mums tada atsakysite į klausimą. Atsakysiu šį klausimą, užeikit. Na, o su jumis, gerbiami žiūrovai, mes susitiksime lygiai už savaitę. Prašau.